leisi rekordinti mūsų susitikimus. Šitą share screen truputėlį. Ar jums buvo pavykę pasižiūrėti šitą dėl to, kaip atrodo Bitrixas? Nu, aš tada plius minus peržiūrėjau, ten kaip ir supratau. Atidarus tasks rodys visas užduotis, kurios priskirtos. Aš tik tai galvoju dabar, kai esam pokalbio, galima išeiti, kad matyt tą visą ekraną, reikia atskirą langą atsidaryti. Tai tau nerodo, ne, lango? Nu, turim dabar, kad tik skambutis, žinai, rodo. Na jo, aš tai atsidariau naujai. Atsiranda terminai, tada ateis priminimai ir nepasimes užduotis, nes kitą kartą būna, kad perkalbam, susikuriam, bet užmirštam neit pasitikrinti, nes tikrai su Gustu irgi kalbėjom, nepatogu eiti per visus ir kiekvieną turi patikrinti, kas atsirado, ten kas priskirta. Tai aš dar pasinaudosiu Trello su mūsų turėk. Nu jo, matai, dabar pas jų atsirado bėdos, kad kainos šitų Kerkerio nesutampa tam tikrų. Ir reikia visas peržiūrėti. Bet jo, tai dabar dėl cento šitą yra dalykas, kad jis tą patį daro kaip sąstą 1, 2, 3 ir iš esmės apėjom ratu ir atsistojom į tą pačią vietą. Nu, gal tik tai patogiau, kad iš karto pasims, ten sandėlį nusirašys, bet turi prekių kodai visur labai gerai atitikti ir tokie visi dalykai. Tai čia dar reikės susidėlioti, kas turi būti padaryta, tikrai 100% užtikrinti, kad būtų viskas labai gerai. Ai, supratau. Jo, tik tai matai, jų prekės kodai yra va šičia prie pavadinimo. Tai čia tie, kur importuoti iš eBay'aus. Aha, tai mums, žinai, svarbu, kad tie importuoti produktai turėtų savo tos pačius prekių kodus ir pačiam puslapyje. Kur prie pačio kodo, ne? Jo, kad jie visur atitiktų vienodai. Tai dar atsidarom, pasižiūrim. Atsargas. Matai, jie neturi šičio kodo ir jau parduota minusą. Jo. Neturi prekės kodo, tai aš nežinau, kaip jie importuoja centas ir šitie dalykai. Tai va čia atsiranda niuansas, ką reikia gerai išsiaiškinti, testuoti, pažaisti. Bet reikės žiūrėti, nes čia turbūt ateityje daugiau atsiras šitų momentų. Turiu registravęs pas jų paskyrą. Taip, Saulėje tenai viskas tvarkoja, ne? Nieko. Ten mes dovanų kuponus atnaujinom. Taip. Okay. Čia tiesiog, kad mamos dienai, kai yra atnaujinti, tai ant to šablono ten gal kažką specifinio į mamos dieną, bet atnaujinti. Jo, okei. Sėdėti kitokius akcentus, bet dar nepasiruošiam, o čia eina tą ir čia jau turėti pasiūlymus, žinai, merginų grupėms. Turėti pasiūlymus merginų grupėms, kad jos ateitų praleisti šitą, tokius kaip paketus, kad jau perkasi. Yra bėda su hostingeriu, neleidžia updatinti, išmeta klaidą, kad vietos nepakankama, nors naudojame tik tai 10% resursų. Man šiaip penktadienį taip hostingeris ilgai viską krovė, man ten pastoja atsijunginėdavo Sekvisionas ir aš pasvardą neįsisaugęs, aš tada einu per hostingerį, kad prisijungt ir žiauriai ilgai kraudavo viską. Man vakar tas pats, aš į file managerį taip ir nepapoliau laimu. Nes laukiau. Pas man čia internetas nėra toks įspūdingas, bet filmą leido pažiūrėti, o šito neužkrovė. Tai pas jų kažkas yra, kažkokie dideli pokyčiai. Gerai, toliau, Hikari kosmetika. Šitų nesutvarky, ką jau? Turėjo išsiim paslaugas. Neišsiėmė, pažiūrės, nes aš tai tą įdėgiau pluginą, kad nerodytų irgi profesionalios kosmetikos kainų, bet vis tiek čia rodo, o Saulėje viskas taip pačiai nustatyta, bet Saulėje nerodo profesionalios kosmetikos kainų, tai nežinau, dar pažiūrėsiu. Tai čia turbūt ateina nuo to įskiepis, kuris nerodo.
gal kažką kitą, arba user price reikės pažiūrėti. Jo, Jo. dar grįžtant prie, nu tai tvarkoj, čia pasidarysim, čia vada tokia add to wishlist. Tikrai. Toliau, Hikario kosmetika, aišku, sveikam kūnui, kovos skonį, čia pirtis, dėžutės paštomatams, čia tų visų turbūt nieko dabar nereikia. Iš pavienių pas mūsų nieko, ne, nėra? Nieks nieko nerašė. Ne. Ne. Taip, Ido irgi tylu, Eva žadėjo grįžti, bet nieko. Taip, Sekvižinas. Desktopinė dalis ten praktiškai į pabaigą, kas ten liko, ten blogo puslapis, bet aš parašiau, kad jie biškį dizainą pakeistų, nes ten toks labai jau įdomus dizainas, toks, kur visai nieko. Tai, kad, nu tiesiog geriau atrodytų, bet čia ne šita dalis, čia tiesiog, kur grinai atskirai blogai, ne? Bet nes ten dabar dar nieko nedariau. Bet šiaip tai... Ir dar dėl vieno puslapio klausiau, ar jį reikia ten padaryti dar, ar ne, nes ten... Kur kartuojasi, vienas... ne? Jo, kur ten, nu, čia toks kaip, tipo, grinai kaip paslaugos, o ten dar kitas buvo su labai panašiu, kur ten iš karto add to cart. Tai vat nežinau, ar ten to reikia ar ne. Ir... Jo, aš su jo irgi kalbėjau, vos ne šičia order now, tai tas pats add to cart. Jo. Ir tik tai šičia nesudėti. Jo, čia linkai tik tai nesudėti. Nu, turim, man tada pasakė, kad nedėtų 2 mygtukų, dėti šitą vieną order now ir... Jo, tik tai... Aš čia, mes ir su Java čia tada šiaip pakalbėjau, parodžiau, bet iš esmės, kad dabar kol kas jie nėra ką daryti, kaip mobile bus kažkokias, aiškus, ar dizainą padarys, ar kažkokius susakys, kaip maždaug turi būti, tada Java galės prisidėti prie šito. Ok. Aš dar galvoju, ir produktą esi jau irgi padaręs. Jo, iki į homepage'ą, iš homepage'o atsidarysi. Nes ir kur whole plasmid pirmas tas. Aha, va čia va. Ok, super. Ir viršuj ten tie kaip meniu tabai eina, ten kur yra, ten paspaudė ir nukelia žemyn. Čia va šitie va. Jo, bet čia kiek supratau, ok. Ir kiekvienam tai bus. Jo. Dar tik tai, nežinau, dar irgi paklausiau, kaip turi atrodyti puslapis, kur yra visokių ten tų papildomų pasirinkimų. Žinai, dar yra tenais kiek ten tų datas, ten tas sizes, ten visokie tie papildomi. Tai dar irgi parašiau Agnijai, kad papildyti reikėtų. Nes čia paprastas produktas, bet žinai, yra ir ten variation produktas ir tas, kur ten su to papildomai įskiepį. Ok. Ir supratau, kodėl tas įskiepis anksčiau neveikia, nes tiesiog buvo neupdatintas. Nu va. Jo, gerai, fainai. Pasižiūrėsim, būtų gerai jiems parašyti. Šiandien dar su Linda susiskambinsiu, peržiūrėsim. Tai aš ir galėsiu prisijungti šiandien prie skambučio. Taip. Dzūkijos golfas. Nu, ten iš esmės jau perkelta, ten... Nu, man visiškai greičiau krauna nei tau. Jo. O, dabar gerai viskas. Super. Reiks važiuoti svečius, kai grįžtu. Taip, gerai. Su to viskas fainai. Tai jisai, žinai, yra dirbęs, tai viską žino, taip čia mūsų šitie prarasti projektai. O dar šitą grožio specialistam absoliučiai visai produkcija atjung kainas, nes aš dabar kol kas atjungęs tik tais kosmetikai. Neprofesionalaus naudojimo kosmetika, nefilis. Bet tarkim... Jo, čia nesimato kainų. Ir šitą, žiūrėkit, čia paiksliukas yra, ne šitas. Ne šitas? 200 ml naktinis. Čia yra 50. Tai čia bus panašus kaip tie, kur kairiai yra. Jo, tie kaip kairiai. Ir va tie visi, tik tai čia turi būti tik tai profesionali kosmetika. Kur skirti? Aš tiesiog
aš tiesiog paėmiau, ištraukiau visus iš Saulės, kas yra priskirti prie profesionalios kosmetikos. Bet jo, nu, plecha. Nu, šitas turi būti profesionalios, tai yra 200 ml, bet paiksliukas ne šitas. Tai kaina vien tik dėl to vienoda, nes tada, kai siuntė tą Excelio failą, nebuvo jokios kainos prirašyta, o dabar ar jie susižiūrėjo tas kainas, aš tai nežinau, kokios turi būti tos kainos. Tai... Tu turėjo sutikrinti, bet paspausk. Dėlis skrabas, va, vienas tiek, kitas tiek, viskas aišku. Taip, Studio DM. Ten buvo pažymėta, kad mums reikia sutvarkyti šitas taisyklės, sąlygos, privatumo politikas. Čia, kad galėtume turėti aktyviai. Ir kas patalpų nuoma, šokių pamokos, turėtų būti dar ta renginiai, kur eventin. Tai yra tas pats šventėms. Ar čia, ar ne apie tą? Ne. Pasirodymai šventėms, tai čia jo yra paslauga. Jo. Jo, bet turi būti renginiai, kurie vyksta pas jų ir jų, nu dabar taip, pas juos nuomojasi šokių treneris, kuris veda, nu, ne šokių, sakykime, jogos treneris, kuris veda kiekvieną rytą jogą. Ir jie, žmonės, kurie ateina į šitą puslapį, gali užsiregistruoti pas juos į tą jogos užsiėmimus. Okay. Tai jie turi 3 aukštų pastatas, 5 didelės salės ir šitą dalyką, kuriuose vyksta daug renginių. Pavyzdžiui, vyksta social vakarai, kur tie latino dance susitikimai. Tai jie gali duoti, kad į šitą būtų galima užsiregistruoti. Okay. Toliau šitą viskas čia ok. Tik peržiūrėti tokių 4 faktus mums turbūt nereikia šitų puslapių. Šokių pamokos vaikams. O čia tų, tarkim, kainų jie nerodys ir čia registracijos irgi nebus. Ta prasme, čia tiesiog taip, kaip dabar yra pas juos puslapį. Registracijos turės būti. Ai, ok. Registracijos turės būti. Tai tik tai dar aš nežinau, ar mes naudosim Booking Pressą ar Eventin. Šokių pamokos vaikams, čia trukmė ir tiek trenerių, ne, vyksta nariai. Studentos dienos, čia šiaip. Bet čia kaip pavyzdys jam palikt, ar jie tokį nori, ar nenori. Nežinau, tai turbūt pasidarysim bendrą skambutį dar su jais, kad perkalbėti. Taip, ir kas man dar buvo, aš žiūrėjau mobiliąją versiją pradinio puslapio, tu pasižiūrėjai. Jo. Kad, nu, čia, ar, nežinau, ar gerai, kad taip plačiai. Tarpas didelis. Gautas. Nu, tokių, nežinau, nu, čia tas didelis tikrai tarpas. Patalpų rezervacija. Čia mums reikėtų sutvarkyti stilių, kad spalviškai būtų vienodai. Ir dabar šičia, kur grupės treneriams, čia didžioji salė. Dar kartą pasirink, pasiėmu laiką ir, atgal individuali. Treneriams grupės repeticijų individualia veikla. Taip. Aš galvoju, ar tikrai čia mums turi būti 1, 2, 3 poros. Bet čia šitą dalyką, taip Gabija, tu sudėjai, bet gali 4 žmonės registruotis į šitą. Dabar bijau pameluoti, tai einu pasižiūrėti, kokį pasirinkimą padariau. Aha, nes iš esmės gali būti 4 skirtingai treneriai galėtų užsirezervuoti šitam laikui. Tai tu darai ne šitą poras, kiek turėtų būti, ne? Iki 4 porų leidžia į vidų. Taip. Tai reiškia, kad nors jo, registruojasi vienas, bet 2 poros, bet iš esmės šitas capacity turi būti nurodytas 4.
Nu, kur yra įkelti ten komentarai, nežinau, ko nori. Tai ten kažkaip, kad nori, kad galima būtų 30 minučių, 45 minutėm, 60, kas 15 kažkaip minučių. Aš esu nustačius 15 minučių, bet nesu tikra, ar taip gerai, kaip esu padaręs. Oi, grįžkim. Tarkim, kas 15, ne, viena pora. Čia aš kaip supratau, jie bendrai gal norėtų. Tai va, nežinau, pas mane va tai va kas valandą. Kas valandą, nes tu valandai rezervuos, tu gali Taip. nustatyti, kad rodytų kas 15 minučių. Bet, nu, labai daug tų laikų pasirinkimų. Gal kas pusvalandį padarykim? Kas pusvalandį. Aha, ten nustatymas yra, kur nustatyti šitą, kad darbų intervalai. Aha, jo, žinau, ten esu padaręs dabar, man atrodo, valandai, tai galima pusvalandį. Jo, šitą. Gerai. Aš dabar bandau pažiūrėti prie paslaugos. Min before. Va, max capacity. Va Aha, šitą turėtų būti 4. 4, aha. Max capacity 4, tai reiškia, kad daugiausia šitam gali laikui užsirezervuoti 4 žmonės. Ką mes tenais dabar aiškinamės dėl sąskaitos 123, ar ką naudosim, ar kitą ten su buhalterija. Taip, prisijungimai Montonė laukia užsiregistruos, turi apsispręs logistikos, turi susiregistruoti patys visą kitą dalyką iš mūsų pusės. Tai mes pasileidžiam dabar. Aha, sakyk, Augustai. Mačiau, kad tema, ne, kad reikia kažkokią surasti. Aha, tema yra, pavyzdžiai sudėti, aš galvojau, javai duosiu šitą darbelį, kad pasižiūrėti, jeigu... Aš ten kažką prijungiau jau, vieną temą bent jau. Tai Prie... Bet jeigu ir prijungyti demo, gal neimportavai. gali būti. Tai nebūtinai demo, svarbiausia, kad, žinai, turėti panašumą, nes tenai dalinasi. Taip. Aš mačiau jo tos 2 pavyzdžius. Jo, tai į tą pusę ir dar būtų galima pasidalinti kokią temą. Tu ėmėjai iš Envato Elements, ne? Tu turi prie jo prisijungimą, ar pati naudoji savo? Aš tiesiog prie Teams radau tą temą ir ją pridėjau. Šiaip man tai rodo, bet... Ne, iš WordPress'o temų mes nieko nenaudojam. Nebent tą Hello Elementor, jeigu... Ne, tai Hello Elementor tiesiog, kadangi yra blank. Prie taskas irgi pažymėjęs, kad mes iš Envato Elements arba FinForest'ą perku, arba imam iš Envato Elements dėl to, kad perkam subscriptionus, kad turėtų. Okay. Ir kitas dalykas, tai ateina jau profesionaliai sukoduotas, nes iš WordPress'o, ten viskas taip padaryta, kad tu įsidiegtum, bet jeigu tu nori, kad tau veiktų, turi mokėti. Ir tu moki tenais subscriptionus po 3-5 eurų kitą kartą į mėnesį, vien todėl, kad tu turėtum. Jo, okay. Tai mes realiai imam iš temas, kadangi jos sukurtos profesionalių žmonių su reikimom visais dalykais, tiesiog plius minus susiderinom, į kurią pusę mums kaip turės kas atrodyti, žiūrim funkcionalumą, ką reikia, ir šitą dalyką, taip, nes jau turim atitinkamus kitą kartą layoutus, dar visi tie dalykai, kad neišradinėti dviračio, nes po to reikia daug dadėti, kai pradedi daug lipdyti, tada kažkokiu momentu pradeda daug griūti. Tai geriau skirti pusvalandį šitam temos paieškai, atsirinkti, kas tikrai atitinka lūkesčius, negu vėliau tam. Nes mes turėjom su Turėk tą patį, turėjom davę užduotį vienaip, perdarėm ir tada atsirado, kad norim taip ir taip, tada buvo paprasčiau
perdaryti iš naujo taip, kaip reikia, o ne ant viršaus lipdyti, nes darai, lūžta ir tada atsiranda bėda. Padarai, o padarius gausis taip, kad po X laiko viskas subirės taip stipriai, kad keikščias iki negalėjimo. Nes ant vieno lipdai ant kito, tą dar ant kito ir tada gaunas labai prastai. Tai kad išvengti. Judam. Dar kitas, šitą pasidarom, mano smulkius dalykus įsidengiam į tą studio DM. Įsidengiam tuos užkrito Eventin, susikonfigūruojam, įmetam gal kokį demo renginį ar ten tų šokių studijos pasižiūrim. Tai įsidėktas, tik tai susikonfigūruoti reikia jo. Jo, kad pasidarom šitą ir tada pasiplanavom tada skambutį su klientu. Turbūt šią akimirkai tiek. Na, gerai tada, palaikom ryšį. Na, okei, gerai, tada ačiū Gerai. labai, iki greito. Gerai, iki.